Mylimieji, būna, kad mes mylime kažkokius žmones. Mes mylime tautas kažkurias. Jos mums patinka, juos mes nešiojame širdyje. Jie mums brangus, mes jų gailimės, mes juos saugojame, mes jiems padedame kažkam. Ir ateina viena mintis. Mintis, kuri pasako apie tą žmogų ir apie tą tautą, toje tautoje esančius žmonės, kažką neigiamo, negatyvaus. Ir gali tai būti net tiesa. Ir ta mintis, jeigu jinai mums įstringa ir mes ją pagalvojame, jinai užnuodija mus. Per akimirką visa buvusi meilė, kuri galėjo būti net metų metais, dingsta. Jinai būna užnuodyta. Tai velnio strėlė. Velnio strėlė su nuodais. Tai labai galingas ginklas jo. Jeigu juo galvojame, jeigu mąstome tą mintimi. Ir ačiū Dievui, kad Dievas iš savo didelės malonės ir gailestingumo supranta mus, kad mes kaip vaikai, mes per silpni. Ir jis vėl duoda mums žodį, duoda savo šviesą, duoda vėl gailestingumą. Ir mes vėl pradedame mąstyti taip, kaip jisai mąsto apie žmonės. Ir tada dingsta tas visas nuodas, dingsta ta visa neapykanta tiems žmonėms, abejingumas. Ir vėl jo meilė liepsnoja. Kaip svarbu neįsileisti ir nemąstyti neigiamų dalykų apie nieką, apie jokius žmonės, apie jokias tautas. Mums reikia mylėti. Tada Dievas galės naudoti galingai. Tada jo didžiausi patepimai veiks mumyse, kada mes mylėsim.